Serialo autorė Kris Marina. Vaidina Katerina Fulop, Miguelis Angelis Čarutis ir Martinas Sikaldas. Taip pat vaidina Marisa Kamila Barbanova, Manuelis Felipe Colombas, Mia Luisana Plato, Pablas Benjaminas Rochasas ir kiti. Maištavimas tęsiasi. Atsargiai, gidas labai susiprimtęs. Taip, merginos, nesirūpinkite, jei ką paskambinsiu. Labai ačiū už viską, atsiprašau. Merginos. Merginos! Rudinis ramink. Galvo, kad Dardnovui tai būna. Tačiavendžiai irgi. Kas atsitiko? Broliukas mirė. Koks broliukas, tu vienturtis? Mano broliukas. O ne, rimtai? Tylėk. Klausyk, visiems tai būna. Visiems pasitaiko. Taip. Bet ne 16, o 100 metų. Nebijau, kad atsigaus. Žinai, pilsiu stipresnio gerimėlio, kad prabustume, pakiltume ir toliau švęstume. Tik su kranu jį pakelsi. Tik su kranu. Palauk, nusiramink, žiūrėk. Viena paliko akinius. Turim puikiai dingsti vėl joms paskambint. Ne, nenoriu vėl tokios gėdos. Nekvailiok. Ji neturėjo akinių, neturėjo. Turėjo. Ne, gerai atsimenu, neturėjo. Kino tie akiniai. Man jie matyti. Nežinau, neklausinėk. Paaugliui negali būti didesnės nelaimės. Nežinau, tikriausiai tos panos, kurią Pablas čia buvo atsivedęs. Žiūrėk, Rudi, žiūrėk, atnešiau. Pablai, kieno šitie akiniai? Koks skirtumas? Imk, Rudi. Mija, sveikinu, kad su Manueliu susitaikė. Žinojau, kad tai bus. Ačiū, Vika. Džiaugiuosi, aš irgi grįšiu į mokyklą. Grįšiu. Laimė, Oktavijui pavyko pakeisti mano bausmę. Tikrai? Ką jis padarė? O jis nuostabus. Ne šiaip mokytojas, o tikras šaunuolis. Įkalbėjo Dardnovą pakeisti nušalinimą rašiniu, supranti? Šit kaip šaunuolis. Taip, šaunuolis. Tiesa, man reikia pasimti knygų tam rašiniui rašyti. Kitaip mane tikrai išmes. Gerai. Einu knygų. Viso. Kai baigės madų šou? Gerai, tiesa, girdėjai, kaip Fernandai baigės? Atsiprašau, ponė Donovai. Ar atsirado mokytoja Kosta? Ne, dar ne. Kokia nelaimė, jei šiandien neatsiras, reiks policijai pranešti. Taip, žinoma. Ko atėjai, jei nesužinojai, kas mokytojai Akostai atsitiko? Ko čia stovi? Tuoj paaiškinsiu. Pas jūs dėjo viena motina. Ne. Bėdos iš pat ryto. Atsiprašau, ponė direktoriau. Pone Rei, man labai malonu pranešti, kad jūsų duktė irgi vadovauja mokinių tarybai. Puiku, tikėjausi, kad mano Marisai tai pavyks. Jau ruošiuosi išeiti, atsiprašau. Grįžkim prie mūsų reikalų. Turi naujienų? Turiu. Tikrai, dirbsi mokyklai? Naujienos nedžiuginančios. Tu man žadėjai? Žadėjai? Tai, bet ponas Ačamendis nenori, kad būtum susijusi su mokykla. Kodėl? Tu žinoma žmogus, visi tavim domisi. Štai kur bėda. Mane diskriminuoja, nes esu kabareto šokėja? Ne. Neleisiu, kad šitoj kvailoj mokykloj taip su manimi elgtųsi. Ne. Kaip drįstat mane diskriminuoti?
Reikia būti specialiste, kad galėtum čia vest pamokas. Nesu kvaila. Darbo čia negaunu tik todėl, kad tu nepakankamai stengiais. Ne, Sonia. Eik velniop, tuoj sužinosi, ką aš galiu. Ne, gera. Ką? Tik nekalbėk su Klaudija apie mus. Būk gera, niekam nepasakok apie tą seną meilės nuotykį. Jis nesenas, tu pats senas. Taip, žinoma. Puikiai žinau, ką turiu daryti, atsiprašau. Nesu tavo mokinė, kad man nurodinėtum. No soy ninguna alumna tuya para que me des órdenes. Diegai, štai matematikos namų darbai. Ne, pati įsprendei. Ne, nuo Lauros atsišviečiau. Tik keli žodelius prirašiau. Kodėl čia mano vardas? Buvo galima spręsti dviese. Padariau tau paslaugą. Ne, Rūdė, nu, kad čia tragedija. Ant kaktos neparašyta, kas atsitiko. Nupirkit gėlių mano bičiulio laidotuvėms. Kaip man nesiseka? Ar šitą šutvė mane praleis? Tu kaltas, aš tave nudėsiu. Ramiai, Rūdė, ramiai. Užmušiu šį. Seniai, ką aš to padariau? Tu kaltas, kad Rūdžio prietaisas neveikia, kvaily. Puiku, pagaliau pradėsi įsisąmonint, kad esi kitos pakraipos, seniai. Labai gerai, labai. Man įsprūdo tikrai. Avigalvis. Aš avigalvis? Per tave mane visi pravardžiuos. Ne, Rokas tylės. Jis paskalų nenešioja. Jei prasitars, dantų nesurinksne. Atsiprašau, Rūdė. Nusiramink. Atik čia, leisk bent pasveikint. Su kuo? Su rinkimų rezultatai, Saulelė. Tu gražiausia pirmininkė pasaulyje. Labai ačiū. Klausyk, susitark su, kad Gačis susitiktų su ta nevisprote manekine. Su kuo? Su Sole. Nevadink taip savo bendramokslės, mieloji. Vadinsiu nevisprotė, nes ji tokia ir yra. O manekine vadinu nesimokos modelių mokyklai. Modelių mokyklai? Nesakyk, kad ir tau patinka. Liaukis, mama. Labas. Ieškojau tavęs. Labas, ieškojau tavęs. Ne, pabučiuok mane. Sakyk sveika, Felė, kaip laikais. Sveika, kaip laikais. Seniai matėmės. Kur buvai? Nakvojau namie. Neseniai atėjau. Buvai Vika susitikusi? Buvau. Ir tau visko prišnekėjo? Ne, tik sakė, kad užlipai ant podiumo. Taip, užlipau. Žinok, visai nesigailiu. Buvo taip gera, kad niekada nesvajojau. Nors žinau, kad tai man labai brangiai atsieismėje. Kodėl? Nes teks susipykti su tavim ir su Vika. Su Vika jau susipykau, dabar liko su tavim. Kodėl? Negi nesupranti, jūs manysit, kad aš su Sole susimokiau. Viskas labai gerai apgalvota, jie mane pasigavo ir pasakė, imk renkis, čia tavo dydis. Ji norėjo, kad parodytume visokių dydžių drabužius. Labai gerai sugalvojo, supranti? Netiki? Aišku, netiki. Ir gerai netikėk. Viskas labai gerai apgalvota, netikėk. Felė, aš tavim tikiu, tikrai tikiu. Rimtai. Negaliu patikėti, tu nuostabi, maniau, kad nepatikėsi. Tik negaliu patikėti, kad dažytai blondiniai šovė į galvą tokia puikia mintis. Tikrai. Tiesą sakant, ne apie tai atėjau pasikalbėti, apie Aleksą. Pirma, noriu tavęs atsiprašyti, nes tikrai neteisingai apkaltinau. Jie neturėjau teisės taip su tavim kalbėti. 100 kartų atsiprašau. Ne, aš 100 kartų tavęs atsiprašau. Tu teisė kalbėjau tik apie Manuelį. Gerai, kad mane sustabdėjai. Tu mano geriausia draugė, tiesa? Taip, bet ko aš galiu iš tavęs reikalauti? Tu apie Aleksą gali pasakyti labai mažai. Tik ar jis skoningai rengės? Ką dar galėtum pasakyti? Rengės jis neskoningai. Taip, jis negražus ir šukuosena baisi. Šiaip sau. Bet jis man labai patiko. Tu nuostabi, ateik. Tu nuostabi. Galim 4 kur nors nueit? Gerai, 4? 4? Tu, Aleksas, Manuelis ir aš. Manuelis Agirė? Taip, tas meksikietis, imigrantas. Tas, su kuriuo anksčiau draugavau. Mija Kolučiai susitaikė su Manuelio Agirė?